Sveiki, darom eksperimentą darbinėj aplinkoje. Įsijungiam stormatį. Pasiimam ir įstatom probą. Reikia pirštinių. Turim daug įvairiaus metalo, pasižiūrėsim, ką mes galim rasti. Turim ultragarsinio gelio. Ir turim įvairių detalių. Čia turim 6. Čia turim 8, 2, 8, 1, 2. Čia yra beveik 8. Čia yra 10. Gerai. Mūsų aparatas pasikrovė. Patepam gelio ir žiūrim, kas bus. Op. Pirmą spyglį pasigavom, rodo 6,10. Nu, okei, kažkas tai 6, 6,09, skaitom, kad gerai. Čia vėl 6 lygtai. Pridedu, palaukiu, 7,64. Noriu iki to aukščiausio spyglio reikia kažkaip, 8,2. 8,2. Okei. Gal ir 8,2. 8,17. Okei, kažkas panašaus. Čia ne kalibravimo blokai, tai gali būti kažkokia paklaida. Dedam ant blyno. Ir reikia spygliuko. Jį pasiekti kartais nėra kažkaip paprasta. Ieškosiu dar kito būdo, nes čia kažkoks žaidimas su to spygliu. Nu. Va. 8,03. Okei, gerai tinka. 8,03 dedam į šoną. Paskui nusivalysim. 10 buvo gal? Nu, bandom. Žiūrėsim, ką rodys. Pridedu, palieku. 9,40 ir rodo pirmą spygliuką. Man netinka. Biški. Opa. 9,96. Kažkas atėjo, einu įleisti per duris. Judam toliau. Tai čia tinka, va. 9,98. Turėtų būti, manau, kad 10, tai tobula. Turbūt garsas buvo. Dabar imam kitką. Dar vieną. Šitas. Po to jau liks didesni blokai, pasidėsim. Opapa. Dabar pasižiūrim, ką mes čia turim. 12,06 ir čia turėtų būti 30. 29,56. Sakykim, beveik 30. Op, op. Čia sakiau 12. Pridedam, prispaudžiam. Turi susitvarkyti. Nugi. Op. Per daug. Va. Ir sumažėjo. Op. Op, 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 op. 12,02. Gerai. Dabar šitas maždaug 30. Iki 30 spėjau, kad bus. Žiūrim. Va. 29,60. Gerai. Darom. O, dabar kalibravimo blokas. Kalibravimo blokas yra idealus. Mes jį darysim taip ir taip. Čia mes turim 75,
Čia mes turim 50. 75 netelpam. Einam į dešinę. Range. Pasidarom. Oi. Nu, 100 tegu būna, o kas man? Dabar 50. Nu, ir tą pasitepsiu. Ir va taip darom. Ir va taip. Čia gelis gerai, nes jis neteka. Tai padėti ir... Op. Vieną spiglį noriu pasigauti, viršūnėlę. Opa. Come on. Va. Nu gerai, bus gerai. 49 kažkas tai. Man o. Va. 49, 83. Opa. Paklaida 17 po kablelio. Nu kaip į tokį bloką, gal dabar 75? 0,12 po kablelio. Ok. Su šitu baigiam. Šitaip nedarau, nes skylės yra. Tai turiu kitą tą žaisliuką. Opa! Jis biški kreivas. Tai pasidarom tik tai vertikaliai. 19,5. Tai bus 1,95 maždaug. Čia jau paskutinis bandymas, nes nuo 6 perėjom iki 1,95. Pasididinam range iki 200. Jo. Dedam. Ir žiūrim, ką turim. Bet nieko neturim iš viso. Mums užstoja. Pasididinam. Va ten yra va spigliukas. Dabar ką man reikia padaryti? Jis jo nepagauna. Man reikia šitą geitą ant jo nuleisti. Ok, nes jisai yra negyvas. Važiuojam žemyn. Aha, nebevažiuoja. Tai, op, pajudinam. Gal bus geresnis kontaktas. Come on. Op. Viens 9, 4, 15. Pagal mano liniuotę 1,95. Ko aš nežinau idealaus, bet tai mane tenkina. Va. Tai ir kol kas viskas. Padarėm eksperimentą. Galim išmatuoti dabar nuo šito 20 cm iki šito, kuris turėtų rodyti maždaug 6. Uždedam. Ir tada geitą pasikeliam į spiglio viršų ir mums rodo, na gerai rodo, bus gerai. Range tada susimažinsim, va. Ir jeigu aš pasigausiu antrą, nu gerai, va, 6. Bet čia man reikia va to antrojo, nes tas pirmas rodo 0,5 milimetro mažiau. Jisai yra toksai biški kaprizingas, matau, tai už tai aš ieškosiu dar kito būdo šitą dalyką. Op, va, gerai bus. O tai pasiimat ir nusivežat į objektą ir kai baigia darbą, su žaliu mygtuku išjungiat aparatą, sudedat jį į jo čimadaną. Tiek žinių kol kas. Pirminį darbus.